Sveikinu atvykus, dabar oficialiai visus. Ja, labai fainai, iš tikrųjų labai daug džiaugsmo jaučiasi širdie, kai žmonės susirenka į satsangą, nes mano akimis tai yra geriausias pasirinkimas, kokį galima pasirinkti. Būtent susirinkti, kad susitelkti tą belaikę tiesą, kad giliau integruoti tą belaikę išmintį, kurį mes ir esame savo branduolyje. Jo, tai čia yra tam sąlygotai protui, kuris nuolatos nori kažkom užsiimti ir išsiblaškyti, tai čia atrodo tolimiausias pasirinkimas. Bet jeigu jūs jau čia prisijungiate, reiškia, jūsų širdyje yra tas troškimas tiesai, išryškinti tiesą, atšviežinti savo vidinę ramybę ir gyventi harmonijai. Ja, tai čia dalė tegul dar ruošia kakavą, bet mes vis tiek galime jau po truputį pradėti. Tai taip, tai kviečiu tiesiog pasinaudoti šitą galimybę, kai dabar mes čia pabūsime kokias apie 2 valandas, tai tiesiog pabūti kuo tyresnėme nuovokume ir taip, ir atpažinti, kad visų pirma jumise yra tas tyras nuovokumas, kurio niekas neliečia. Jokios mintis, jokie jausmai, visi šitie dalykai kaip pro erdvę praeina. Bet kiekvienas iš mūsų iš esmės ir esame, tai yra esybinė erdvė, kuri yra nuovoki. Ir jinai nėra visiškai blaškoma skausmo, malonumo, niekas jos nepajudina, jinai yra visiškai stabili. Čia ir yra mūsų branduolys, tik jo mes būname labai įsitraukiame į visokias projekcijas, mintis, istorijas ir pamirštame šitą savo branduolinį tyrumą, ramybę, kuri yra visos harmonijos pagrindas. Todėl taip, tai yra kaip ir turėtų būti prioritetas, pirmiausia pasirūpinti šituo dalyku ir tada eiti visus kitus reikalus. Ir aišku, vis tiek, kadangi mes čia užaugome taip visaip sąlygojami, aplinkos susiformavo toks irgi labai sudėtingas protas mūsų, mes per daug apsigyvename tame prote iš nepasitikėjimo, iš to atskirumo jausmo ir tada per daug mąstome, bandome viską sukontroliuoti ir tas veda tik tai į dar daugiau mąstymo, dar daugiau streso ir taip toliau. Bet vis tiek mes galime sugrįžti tą natūralią būseną ir galime leisti tai natūraliai būsenai mus pertvarkyti iš vidaus. Būtent per pasitikėjimą, per atvirumą, per tą sąmoningą buvimą šitame tyrame nuovokume ir visko liudijimą, taip kaip viskas natūraliai pasireiškia. Jo, ir kuo dažniau sugrįžti, tai mes dabar čia galime ypatingai tą jausmą, tą vidinio tyrumo jausmą atšviežinti, bet po to vis tiek svarbu tai neštis už šito namo ribų į savo gyvenimą ir tai praktikuoti. Paversi visą savo gyvenimą satsangu, tai aš to nuoširdžiai visiems linkiu. Panaudoti visas aplinkybės tam, kad, pavyzdžiui, pradeda jausti, kad kažkas mus kabina, kažkaip jau kažkaip veliasi tą mūsų būseną, visokios negatyvios mintys įžengia ir ir mes panaudojame visą šitą energiją mes panaudojame kaip kurą, kad vėlgi prisižadinti save. Pala, aš esu tas, kuris yra viso to nepaliestas. Aš esu šitas tyras buvimas, kuris nuolatos būna ir niekas jo nepertraukia, kuris neturi iš esmės jokių problemų. Ir už to buvimo slypi ir meilė, ir išmintis, ir tada mes galime sąmoningai atsakyti iš tos erdvės į tas visas iškylančias gyvenimiškas situacijas. Jeigu mes esame nesąmoningi, tai be abejo, tada mes tokosime ir meilės savo veiksmuose, mes tada veiksime pagal visokius nesąmoningus šablonus, reakcijas, emocijas ir po to gailėsimės. Arba tiesiog prisikursime
bereikalingų procesų. Po to jau, jeigu ilgai tame būnam, tai jau net per kūną tas atsiliepia visokiais negalavimais. Tai va, tai čia praktika yra tokia, kuo dažniau atsišviežinti. O tai reiškia, kad vėlgi sugrįžti į tą, dar kitaip vadinamą esamą akimirką. Pajausti tą tiesioginį patyrimą savęs esamojoje akimirkoje. Čia yra daug pavadinimų, bet vėlgi visi žodžiai yra nuorodos į tą patį. Dar kai kur tai yra vadinama pradinuko protas. Tiesiog būti tame pradinuko prote, kuris nieko nežino, bet yra atviras, yra smalsus. Stebėti labiau, negu reaguoti.